Labas Lietuva, pradėsim naujų epizodų dalykus. Sveikink Vaska. Šitą tai bus Perikūpo dienoraštis nuo pirkimo iki pardavimo. Šiandien yra pirma serija, pirmas epizodas, žodžiu, ir 3 automobiliai. Tai bus serijos, kad 1, 2, 3, 4, 5 mašinos arba viena kokia su įdomesniu projektu. Tai šiandien bus 2 vokiečiai, 1 japonas. Mašinos visos iš Lietuvos pirktos. 2 be techo, 1 su techu, visos tokios, kai kur padažyti, kai kur papoliruoti, kažką patvarkyti, pravaryti techus, įsivalyti, pasiruošti pardavimą ir žiūrėsim, kas čia gaunasi. Pliusas, minusas ar ant lygių. Tai va, tokia trumpa istorija, kas čia vyks. Ir tada, ką žinau, kad daug nešnekėt. Einam žiūrėt, kas čia pripirkta, kas čia grįžo. Tai va, ir tiek tada, kad daug neįsibazarėt, neįsiplėtkavot. Alų jau atsidarėt, čipsus atsidarėt. Varom žiūrėt, kas ten grįžo. Tai va, grįžo pas mus taip. Reikiam 6. 2-3 metų, 1.8 benzas, mechanas, kibirinė spalva. Dar rudenio papuošimai visi likę, stovėjęs nemažai. Tokių visokių rudelių aišku yra, bet kas patiko, arkos, durų, apačios. Visi šitie bairiai tik tai samanėlėm gražiom apėję, priekiniai sparnai irgi. Šitos vietos nieko baisaus, bet svarbu visas sparnas cielas, sveikas, kiaurai pirštai nelenda, kapotas irgi. Viskas all good. Žibintus susipoliruot. Padangos dar techas eis. Ir taip, žodžiu, visas išplaut samanėlės, paskui po plovimo apeisiu, bus gražiau. Sėdynės aišku skuduras, bet neišplyšę. Vairiukas, viską, žodžiu, nauja mašina. Jeigu atsimenat, Cobra 11 Kazimieras su tokiu lakstė irgi sidabriniu. Gal dar nuo Zemyro, nes matau. Vokietukas buvęs, parkus turim, žodžiu, biteris. Labai gražus biteris. Taisim plaut mazgot. Ir šitas be techo, tai šitą varysiu techą. Žiūrėsim, ką ras, ko neras. Prieš tai aišku nuvešiu pas kaimyną meistriuką ant keltuvo, kad pračekintų viską, pažiūrėtų, ką reikia pakeisti. Taip, antras kieme yra bolidas irgi Vokietija, 2 Valdovė Audi A3, 1.9, 7.7, 2.6, 4 durų. Tai va, čia vasariniai volai. Yra ir žieminiai, 16 berods. Salonas toks, vairas negyvas. Šitie išimtinės nupirkau kitus. Žodžiu, kvapas geras. Nežinai, šitos durys neatsidaro. Šitie žibintai kaip ir visų jų užrūgę. Tai va, nupirkau aš ją su apačioj durų ir galinis lengstis. Tokie pakelimai, parūdimai. Priekinis sparnas irgi buvo. Dar trūksta žibintus. Ir žodžiu, nusiplauti, įsivalyti technikinę metam dar. Ir į mugę. Nu va. Trečia svajonė gyvenimo Nissan Micra. 1.1 ar 1.2 litro benzino. Benzinas neatsimenu, bet tik 120 bėgus. Iš močiutės pensininkės nupirkta. Bet kas labai nustebino, kad šitam aparatui tai va kelimo vietos. Tiek šitoj, tiek anoje pusėje slenksčiai irgi
Niekur neišpuvę, neiškirmėję, na aišku, tokių pasiekėlių įlenkimų, pabraižymų turi, nugi 2/3 mašiniukas, talpokas, o vienas prarastas, gal pavogtas. Dėl kelimo vietos irgi bam bam. Žodžiu, mane labai nustebino, sakau, kad jinai tokia visa nesupuvus, garaže laikyta. Moterytė važinėjo, mechanas. Techo irgi nėra, gal minėjau, sėdynės nepraperstos. Salonas tikrai neužmuštas, siurblys, servetėlių. Nu, žodžiu, įsivalysim, bus kauliukas. Tai va, šitai pirmai serijai šitie 3 aparatai. Dabar turbūt įdomiausia vieta, kiek čia kas nupirkta. Mikra nupirkta už 400 be techo, Audi už 1100 su techo metam ir ratai žemeni yra su lietnikais. Šitas Zimmer mobilis nupirktas už 500 be techo. Tai va, trejetas toks. Varau dabar Audi, sakiau, jo, tie namų darbai biški padaryti. Apšveičiau, padažinėjau. Nieks iki kaulo nedarys, nes ir kainos bus tikrai nerinkos, nu, kaip sakyt. Tai va, chebrytė, kad kažko nepamiršau gal. Nu, tai reiks irgi įsivažiuoti šitą visą dalyką. Kaip čia rodyt, kaip čia filmuoti geriau. Tai va, žodžiu, pirmas eina į plovyklą BMW-kas, Audi ir tada splogas. Ir viskas, ką tvarkau, darau. Šitie abudu į techą. Ir viskas. Aš gaunu žalius lapus, visus fotkinu. Dedu į Facebooko marketplace'us ir tiek. Ir žiūrim, kas čia gausis, kiek čia to pliuso, kiek čia to minuso. Tai va. Info yra, apžvalga kažkokia šiokia tokia padaryta. Žiūrim, kas gausis.